Kur varai? Ten, kur tu varai. O kur aš varau? Nu ką, brangusis, lieksma? Lieksma, biški murzins po praeitų kelionių, nu bet reik. Nu, testas, kaip girdisi. Mikrofonas, microphone check 1, 2, 1, 2. Nu gal gerai. Pažiūrėsim. Nu tai va, labą dieną. Pradedam pasivažinėjimą. Su Rugelyte važiuojam biškį iki Draudenių pasižiūrėti, nes brolis su seneliu juos ten žvejoja šiandien. Važiuosim, pažiūrėsim, kas ten gera. Biškį pale. Nesuprantu, jis čia filmuoja, a ne filmuoja, blėt. Filmuoja. Išsikroviu pultelis, kameras. Pasirodo, tai dabar pajungiau krautis, kol važiuojam biškį, tai kol kas be pultelį. Taip. Hehehe, bandymai. Važiuojam per mūsų mylimą Tauragikę. Ką tik pro Babytės namus pravažiavom. Artėjam miesto centrą. Pamajok, Rugelyte. Rytoj turėjom važiuoti mototurizmo ralį, suplanuota viskas jau, bet tie orai tokie jau pradėjo gąsdinti, jau mūsų komanda jūros nublokšti, kaip ir galvojom, nu nevarysim, nes nesąmonė tokiu oru važiuoti. Tai kaip tik gavom laišką iš mototurizmo ralio, kad atšaukiams renginys dėl prastą orą. Tai nukeliama greičiausiai į kitą savaitgalį. Tai ačiū Dievui, nes jau buvo mintis, kad pratriubinom. Labai gaila būtų visi metai iš eilės, jau kai pradėjom važiuoti 19, taip ir varom visus metus. Komandos sudėtis ten keitės pirmus metus, bet dabar jau stabiliai kokie 4 metai, gal tie patys varom ar 5. Tai va, kaip ir džiugu, dar čia Tauragėj turėjo vykti renginys. Aerodromo dienos, kažkokias aviacija, šventinė aviacija, irgi atšaukta dėl oro. Draudenių poilsiavietės atidarėms, tai čia viskas būtų nuplaukę, bet tą irgi greičiausiai atšauks. Kas tai prasmės nėra, ką ten per lietų. Nieks nevažiuos, jokie žmonės. Dabar norėjau iki Draudenių šiandien davažiuoti pažiūrėti, kaip ten atrodo. O dabar kaip ir plans buvo iki Draudenių. Bet žiūriu, kad orelis anoj pusėj, paskui kažkaip bandysiu kamerą apsukti į tą pusę. Taip baisiai atrodo. Važiuojant kažkaip nejauku, nu pabandom. Ne taip baisiai kaip atrodo. Jo, bet matos, kad ten orelis ne kažką. O, debesiukai.
Na nieko, kas nevažiuoja per lietų, nevažiuoja visai. Bandom. Nu, tas debesiuks tiktais kažkoks nebetoks baisus, ten matos lygiai kažkur tais. Bet gal praėjai iš šoną, gal ir negaus. Pažiūrėsiu. Nu, Rugelytė, pamojuok dar sykį. Ir kamera iškart vaizdą išjung, kai tik tu nori mojuoti. Nesuprantu, ką tu man rodai, kažką rodai, nesuprantu. Tik išsikrovęs mikrofoną. Nu, atvažiuojam pažiūrėti, ką čia padarė su Balsku poilsiavietė, nes rytoj atidarėms. Bet kadangi rytoj blogs vor, šiandien jau matau žmonės plūst. Pilna privažiavę žmonių. Nu tai gerai, mes prie to pačio. Pažiūrėsim, čia jin privažiuoti, nein. O, blecha, nelabai. O, šūdas. Nein čia privažiuoti, čia kažkaip reikės per kitą pusę. Gerai, apsisuksiu, grįšiu. Nu va, Draudenio poilsiavietė nauja. Oi, šašlykus kažkas kep. Oh my god. Opa. Nu, špaginį. Važiavom į Draudenius. Kažkas aikštelė. Čia stovėjimą, parkingai visokie gerai pridaryta. Eisim, apeisim, biškį pažiūrėsim. Kokie visokie prabangus padaryti. Tokie va takeliai visokie gražiausi. Eik. Nu, gražu. Čia va pliažas koks. Tik čia to dumblo kažką tai baisiai daug šiemet. Oho, Tauragė. A, matai, ragai kokie iš vandens išlindę. Geras. Nu, gražiai. Pinigai neveltui. Ragai iš vandens išlindę. Ir paskui apžvalgos, matai, bokštas ten. Gražus labai. Nori gal paimsiu vaivorykštę. Skambina, sakė, Tauragiai pliaupi. Jaučiu, kad nesimatys. Ne, turbūt nesimato. O, treniruoklį, blemba geriausiai. Nu, čia padarė, gerai. Nu, babytės visokias piknikau jau. Pavalgyti? Coca-Cola turi. Tai galėsim nuvaryti vėl pavalgyti ten, kur visada jie geriai. Ten atsimeni, kur karbonadus valgė. Jo. Labai gražiai čia. Stakiuks vedai apžvalgos bokštą. Nu, žiauriai gražiai. Taip kaip vizualizacija buvo kompiuterinė, tai atrodė, kad net kur tau nepadarys. Belekai. Čia į viršų, bet paskui eisim, dabar einam čia. Tokiu ratuku aplink salikę. Aš jau pamatysiu. A patika Ragio bokštas. Kažkaip siauras, jeigu didesnis žmonių srautas, tai viskas kažkas turės laukti. Bet, nu, gražus. Siauras, mažai vietos viršai. Nu, tie ragai gerai atrodo ant to tilto galo. Bet realiai ten galvos nėra. Nu, galvos nėra, tik ragai išlindę. Tai čia ir visai esmė, fainums visas. Norėtų, kad būtų ir... Žiūrėjom tą persirengimą kabinas, biški galėjo porą lentų būti žemiau. Čia tai yra, jeigu mažesnį mergaitį varugėliai, nu, vos. Nesaugiai. Jau sakė, nenorėtų čia rengtis. Tai ta kabina. A, tai čia ne kabina, čia kažko dar trūksta. Kažkokie nesąmonė dabiški.
O, gertuvės, ką čia veik, labai gerti noriu. Pažiūrim. Jeigu neveikia. Neveik da. Pasijungi. O, geras. O tai kaip pasijungi nuo mikrofono? Aš nieko nejungiau. Nu gerai. Aplankėm Draudenių poilsiavietę. Dabar važiuojam pavalgyti. Pradėlį miršt karbonado. Все, varom. Jie gerai, į Panemunę. Nu viso, paliekam Draudenių poilsiavietę. Labai patiko. Labai sutvarkyta. Taip kaip buvo anksčiau, tai buvo paprastas kaimo pliažas. Prūdo. O dabar rimta poilsiavietė. Dar jeigu atsiras kur vietos kokiom palapinėm pasistatyti, kas panašu čia gal prieki, tai bus iš vis labai liuksiškai. Važiuojam link. Ai, čia tas pralaida, blemba, aukšta tokia, vis aš ją pamirštu kažkaip, tą pralaidą. Tai jau nuo Draudenių pavažiavom, čia iki Pagėgių buvo likę 12 kilų, jau visai netoli naktį pravažiavom. Cancel. Tai sakau, čia tas ratuks toksai gaunas vakarą pasivažinėjimo apie 100 km, jeigu važiuoju Tauragė, Draudeniai, Atkiškiai, Pagėgiai, Agiriai, tada Panemunėje antrasės sienas pavalgai, labai skaniai. Ir tada gali važiuoti atgal dar pro Lumpėnai, Vilkiškiai, Žukai, Tauragė, arba pro šitą Smalininkai. Nedavažiuoja Jurbarkas iki link miškų. Per miškus tada į Tauragę pro Laukiesą, Baltrašaičiai, taip toliau. Grįžti tada į Tauragę ir gaunas tada apie 100 su viršum biškį kilometrų toks vakarą pasivažinėjims nebjaurs. Čia žiūriu palėje. Pilkutės neblogai čia praėję. A mes negavom nei lašai, dabar čia net nebenusimato. Tai jo. Ir vis važiuodams prisimenu mūsų su Arviduku kelionę į Lenkiją. Kas ten 4 dienas, 1200 su virš kilų. Pagrindiniai čia šitoj pusėj vakarų Lenkijas. Štuthofs, Žalgirio mūšio lauks. Tas Grunwalds vadinams. Saulės užtemimą Štuthofe pažiūrėjom pajūrį. Paskui Mikolaikuose į tą Tropikaną neėjom, bet katerį pasiėmėm, su kateriu paplaukėm tame ežere, nu labai smagiai. Ir kainas juokingai, ten valandą kateris, nesvarbu kiek žmonių, kiam eurų. Tai kur tau, pas mūsų už pažiūrėjimą kiam eurų paim. Tai būtų kokį 15 minučių jaučiu. Kiam eurų. Ten užsikuri ir gesiniai, viskas. O ten ne, viskas, okei. Vilkaguolis, Hitlerio bunkeriai. Ten kažkaip labai įdomiai. Daug kartų buvau šalia ar pro šalį pravažiavęs, bet į vidų niekada neužsukom, o dabar specialiai grįžtam. Užsukom tą paskutinę dieną, tai ten apie porą gerų valandų su virš. Praleidom viską, kol apėjom su gidu. Smagiai, tai ten kitam video įkelsiu. O gal jau įkėlęs, tai pasižiūrėti. Smagi ta mūsų kelionikė. Atsipalaidavę be streso, be planą. Plans tai buvo tik tais šitą
į Grinvaldą Žalgirio mūšio lauką nuvaryti. O toliau jau viskas ekspromtu pagal vėją krypti. Tai va, artėjam Pagėgius. O nuo Pagėgių ten iki Panemunės visai šalia, ten jau 5 kilai. Tai va. Darbyvietės, kaimas juda. Pagėgiai. Iš Natkiškių pusės įvažiavom. Nu, labai gražu čia tie medžiai, tokie senoviški. Namai, tokie prieškariniai. Labai faini. Kaimukai sutvarkyti, žaliukės nupjautas, nu, caca kaimukai. Aišku, pagėgiškiai sakys, ne kaims čia, ėst. Nu, sakykim. Ir čia va visokių savų baikerių. Čia po dešinę būdavo gera kavinė, dabar gal tik viešbutis likęs. Kavinės nebėra. Pagrindinė gatvė. Tokia pravažiuojama, čia tokia ta pagrindinė. Tik čia kas yra, jų žiauriai skaudus tie kalneliai, nu blecha. Ir šuliniai. Tragedija. O blemba, sutvarki biškį. Tragiški būdavo kalniukai tie gulintis policininkai, baisu. Normaliai pravažiuoti ten 40 be šansų. Nu va, į kairę Tauragiai, į dešinę Karaliaučius. Pažiūrėsim, kiek čia tiksliai rodo, jie kyla iki to. Iki Karaliaučiaus, iki Panemunės nerodo, iki Tauragės 24. Nu tai 5 kilai kažkur tais iki Panemunės turėtų būti. Va, čia ženklas. 4 kilai. Nu, tai čia viskas pasienis. Čia taram, param. Gerai, lakiam. Gal įdomu pažiūrėti? 4 kilai. Nu, pažiūrim, kaip čia tas pasienis mūsų atrodo. Kad čia nėra pora tiltų. Saulė blemba tiesiai liulė. Nu, vienas tiltuks per Kurmežerį. Senogi čia kažkokie, man atrodo. O šiaip pavasarį tai čia viskas būna užlieta. Dabar net nieko nėra, nei jokio, nei vandens, nei lašo. Čia 70 buvo jau pasienio zona ir čia muitinė. Būdavo pasienio punktas. Čia tas naujas, kur turėjom pro čia važiuoti, jį pastatė, tiltą naują pastatė, bet taip nieka ir nebeįvyko, jau viskas uždarė tą pasienio punktą. Pro čia iš vis nieks nebevažiuoja.
Tai tik pačioj Panemunėj, kur likęs pro Luizos tiltą. Tai ten tik tais pėsčiųjų eismas, o čia tas naujas tiltas, o čia po kairę manęs važiuojant į tą Kaliningradą sritį uždarė. Kaip pastatė, taip ir neatidarė viskas. O čia va tai jau bus Panemunė už poras pasukiukų ir tilčiuką. Ir viskas, pasienio zona. Ne pasienio zona jau. Siena valstybinė su Rusija. Tie drakono dantis, viskas ten. Užlenkia ežers. Ir viso, tiltuks. Čia tame tai yra vandens visą laiką. Žvejoja čia šaiką su valtim. Nu ir viso, Panemunė. Ten va matysis daugiau aukščiai, tai ten jau yra Rusija, jau sovietskiai. Va, matas. Ten ant tų daugiabučių atraidžiuoja, ten prisipaišė viską. Ten va Karalienės Luizos tiltas matas. Bet čia viskas uždaryta, nieks neveikia. Tai čia lygiai tik tais tų mokamas parkings, kur atvaro tie, kurie pieškom eina per sieną. Viskas atvarėm čia, eisim pavalgyti barą motelį. Kai visada Rugilį nebaigi bulvių. Palika. Bet užsečio. Čia. Žiauriai karšta. O. Mikrofonas prisijungi. Tai geras, mikrofoną įjungi ir jisai įjungi kamerą filmuoti. Kuo? Nieko čia nereikia sakyti. Nu, pavalgėm su Rugile. Belekai skaniai. Tai čia 2 maži karbonadai. Su bulvytėm free, gera. 14 eurų gavus. Labai. Aš įjungiau filmuotinai, įjungiau. Все, judam link namų. Važiuosim ten teisiųjų. Labai karšta, nedien patikėti, kad rytoj bus toks baisus oras. Šiandien pasaka vakariuks, nežinau, kokie 20, kiek čia gal būti. 23 laipsniai, nu tai taip ir yra. Taip ir yra, kad 23 laipsniai, nes, nu, žiauriai karšta, kol nevažiuoju, va paprastą maikę užsidėjęs. Karšta, bet tas žodis. Tai nuo čia kas 24 km iki Tauragės viskas. Smagiu, tiesiu keliuku. Gamta graži, kalvukės tokios. Visa. Kaip paskutinės vasaros dienikės. Ir šiaip paprastai, kiek prisimenu visus savo sezonus, rudenį, sakykime, rugpjūtį, rugsėjį pravažiuodavau daugiausiai kilometrų. Pernai tas pats buvo, užpernai lygiai tas pats.
Nes vasarą, kai žiauriai karšta, nevažiuoju. Traktorius, ką tas traktorius čia? Kas ten priekį dar? Sugedusi mašina ar avarija, kas ten yra? Ką jie ten kraunas kažkokius pagalius? Ką jie čia cirkus krečia ant kelio? Pagalius kažkokius. Jesus. Čia va šitam rajoniukai visur vien vėjo jėgainės, nes čia yra didžiausi vėjai. Kaip nuo jūros, nuo marių atsibėgiai, tai čia belė kiek stovų. Visur va, kur pažiūrėsi, vien vėjo jėgainės. Iš visų pusių. Kairiai, tiesiai, dešiniai, ten atgal. Ir nuo senų laikų čia tos senusias, kur mato su mažiukais sparniukais. O tos naujas jau paskutinės pastatytas yra va, su dideliais, ilgais sparnais tokiais. O ten va tolumoj matos pirmusios, kur buvo pastatytos tokiais mažiukais, trumpiukais sparniukais. Piktupienai. Ką tie piktupienai? Toks apie nieką, gražus miestelis, mažas, kompaktiškas. Kaimuks, tikrai jau čia kaimuks. Dėdė kažkada čia gyvena. Atvažiuodavom vaikai. Nu, tokie ne vaikai. Pusiau paaugliai dar. Nu, tas kalniuks toks įspūdingas, tiesus kels ir vais atsiver toksai aplinkui visas vaitas vėjo jėgainės. Pažiūrėk, kur gili visur. Vien vėjo jėgainės. Nu ir dar viena tokia pakalnikė, lygiai tokia pati. Irgi taip fainai paredėti, skubėti niekur čia nereik. Smagu. Aš nedomau, kaip motociklo garsas girdis čia. Antrą mikrofoną reikėtų gal kažkur pritvirtinti. Ar reikia babinę kur nors įdėti, gal kad garsą emociją gaudyti. Reikės paeksperimentuoti, kad gal žinot jūs, kur Harley. Tai čia mini, kur reikėtų antrą dėti. Nu vienas tai čia šalme labai gerai jis man prilipa. Ta prasme, taip atrodo dabar, kad gerai, paskui pasiklausysiu. Kad vat antrą, kad moca garsas girdėtus, o ne koks nors ten vėja šnipštims. Įdomu, kur jį reikėtų įtaisyti. Jo, čia tarp kitko, kur važiuoju, tai čia yra mažoji Lietuva. Čia buvo Prūsija. Tai artėjom prie Lauksargių, kur buvo, nu, tikrai prūsiškas miestuks vokiečių. Tai ten ir bažnyčia tokia yra faina iš tų laikų. Tai viskas čia va ir tvartai, viskas raudonų plytų. Ten, aišku, sovietmečių tai čia ardė iš tų raudonų plytų, čia kaip prasidėjo nepriklausomybė, čia viską ardė ištampė, čia tuos namus ūkinius po plytą. Visi į savo kiemus tempė. Tai
Tai geležinkelio stotis Lauksargiuose ten tokia, nu, graži, kažkiek apleista, bet ten jie bando lyg dabar kažką tai ir projektą kažkokį, man atrodo, kad ją prikelti. Nes, nu, ten, jinai, pati teritorija labai faina, ten tas stotis tokia faina. Tie patys Vilkiškiai, ten viskas irgi bažnyčia. Va, tokia Prūsijos. Čia tie vandens bokštai sovietmečio palikims, o va, prevažiavom jau Lauksargius, do Lauksargių, tai čia kas čia? Ai, dar ne. Griežpelkiai čia buvo. Nu va, Lauksargiai. Ir dabar esam nuvažiavę 93 km, tai kaip ir sakiau, čia tas toksai yra, toks gaunas, su kaip nori 100-110, toks, nu, pats tas, va, Lauksargiai, toksai irgi tvarkas, ten buvo tokių, anksčiau būdavo tokių visokių čia, nieko gero dar yra likę, tokie plytinį, bet ten parduodama kažkas, bet tvarkas jau žmonės. Ten biški giliau į kaimą, tai iš vis jau yra ten pasistatę, susitvarkė. Va, nušienauta, viskas gražu. Čia posūkis kažkur turbūt į traukinių stoti. Anas va. Čia kur perėjęs ženklas, ties perėję į kairę, ten traukinių stotis, va ten. Stogai matos. Labai gražiai atrodo. Bet nevažiuosiu dabar jau. Rugelį noriu namo. Na, pasivažinėjau. Taip gavas, kaip jūs sakiau, 100 km. Pažiūrim tiksliai. 106 kilai.